Pas mus atvyko Antano ir Žukausko darbai subrandinti. Ir mes nekartą susitikome su ponu Antanu ir bendravome su juo ir jisai pasakė į tokius žodžius: ar ne per dažnai aš čia rodausi? Na, mielas Antanai, tikrai ne per dažnai ir mes jau ir pasiilgom jūsų. Antanas Žukauskas buvo vienas iš tų entuziastų, kaip pilietis, kuris savo kūrybą nukreipė į istoriją ir į valstybės funkcionavimą, atkurtosios valstybės funkcionavimą. Antanas Žukauskas tai ne tik skulptorius, medalininkas, tai yra plataus diapazono menininkas. Gausybė Lietuvai reikšmingų monumentų, paminklų, dekoratyvinių skulptūrų, interjerų, mažosios plastikos darbų, skulptūrinių portretų, koliažų, instaliacinių, kolekcinių monetų, Lietuvos Respublikos apyvartinių litų, centų, monetų bei Europos Sąjungos apyvartinių eurų ir euro centų monetų nacionalinės pusės autorius. Menininkas jau daugiau negu 200 kartų dalyvavo į parodose. 32 personalinės parodas yra su juo surengęs, ši yra 33-oji, jeigu aš neklystu. Jo darbus eksponuoja įvairiausios galerijos, tai ne tik Lietuvoje bei pasaulyje, ir muziejai turi jo darbų. Įvairiausių konkursų laureatas yra. Net 28 kartus yra pelnęs aukščiausius Lietuvos, Baltijos šalių bei pasaulio apdovanojimus. Antano Žukausko kūrybos skalė aprėpia tiek tradicinės vaizduojamosios dailės rūšis, tiek ir šiuolaikinį meną. Šiuo metu aš daugiau dėmesio skiriau į monetas, kadangi dar toks yra ryšys, kadangi jau priimta yra euro monetas, tai ta proga, kaip sakant, reiškia, tas ir davė akstiną, kad, reiškia, suruoščiau parodą apie savo monetas. Buvau kaip tik tai tuo laiku monetų ir banknotų komisijos sudėtyje ir mačiau Antano entuziazmą teikiant projektus naujoms monetoms ir naujiems banknotams. Nebuvo daug tų teikėjų. Antanas buvo vienas iš aktyviausių. Anykštėnas irgi Daumantas Kirilauskas. Tai Čiurlionio meno mokyklos absolventas, baigęs mokslus Zalcburgo universitete ir įgijęs menų magistro laipsnį, dabar dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijos fortepijono katedros docentu, rengia daug mokinių ir, aišku, labai daug koncertuoja. Vienas iš produktyviausių pianistų. Anykščiuose jis kiekvieną kartą išleidęs naują kompaktinį diską būtinai atveža į savo tėvelio gimtinę ir pristato anykštėnams. Ir labai džiaugiamės, kad šiandien galim pakviesti Daumantą pakoncertuoti visiems miesto šventės svečiams.